Gerbiamosios ir gerbiamieji, iš tikro be galo smagu, kai dar iki arenos užbaigimo 9 dienos, o čia jau vyksta renginiai, tokie renginiai, kurie įprasmina mūsų Lietuvos krepšinio istoriją ir kurie programuoja naujas Lietuvos krepšinio pergalės. Aš be jokios abejonės prisidedu prie visų čia išsakytų linkėjimų. Kita vertus, nelabai norisi kalbėti ir nuolat kartoti žodį auksas, nes manau, kad rinktinės treneris dabar kaip tik grįžęs atostogauti ir jam reikėtų dar suteikti šiek tiek galimybių mobilizuotis ir sugalvoti strategiją, kaip tų pergalių pasiekti, bet kuriuo atveju vis tiek visi suprantam, kad visa Lietuva lauks pergalių, lauks finalo šitoje įspūdingoje arenoje ir aš to be jokios abejonės linkiu visai Lietuvai, linkiu krepšinio gerbėjams, linkiu Lietuvos krepšinio rinktiniai dar daug pergalių ir noriu pasidžiaugdamas padėkoti Lietuvos banko vadovams už tai, kad jie pasirinko monetos skirtos krepšiniui pristatymui tikrai pačią teisingiausią vietą – Kauną ir naująją Kauno areną. Ačiū ir sėkmės. Būtų gerai, kad kartu su kamuoliu ir jūs nepatektumėte į krepšį. Istorinė akimirka. Iš vienos pusės, iš kitos ir visi taiklus.